Dukrelė, kelkis. Gerai. Šiandien juk vasaros stovykla, turime ruoštis, abi keliausim. Jei, abi! Gerai, bėgu ruoštis, jau susirašyk taip. Kai grįši, paskaityk kažkurią knygą, tau mokytoja liepė. Gerai. Aš šitą kabinti valgyti. Palauk, aš paskui perskaitysiu patį pirmą tą skyrių. Po 2 minučių. Dukrelė! Aš jau baigiau. Perkas šiandienos pusryčio maistas, kaip visada. Na valgyk. Ne, jokių ledų. Ledų aš pavalgiau. Gerai. Pastaigėlė yra paskanus. Na, mama, aš jau pavalgiau. Šurgi. Plaukučius susirašai pati? Jo, gerai. Pradėsiu maistą. Jau dabar su maistą, bet čia. Tad ir galėsime eiti. Galiu pasimti savo žaislą. Na, gerai, pasimti. Ir pasimti knygą. Ne, taip. Gerai, jau. Kokį čia pasimti. Gal šitą. Pasimsiu Summer Farm. Žinosiu, ką veikti. Aš tas tibelai. Mama, žemiau, apsimak. Gerai, žemiau. O kitus visus daiktus, ko pasidėti, pavyzdžiui, programą. Knygai įsidėk. Gerai. Ir apsibauk šitą. Gerai. Visai tą karštą. Gal galvotas broks. Gerai, jau. Štai čia. Nežinau, mama, kad tu susidėkęs. Svės.
mama paėmė. Nieko tokio. Uhuu! Linksmo plaukimo. Paliekame uostą. Kokias didelės bangos. Štai truputį sustojome dėl kai kurių priežasčių, bet mes tuoj vėl plauksime. Taip nutiks, nes mes žiūrime, ar visiems gerai. Atsiprašau. Taip, bloga. Jo, reikia duos vandens. Dukrelė, kur esi? Čia? Eime į apačią. Mes jau pavalgėm, tu turėjai pavalgyti. Ne, aš nenoriu, aš esu su Miranda. O jūs esate Miranda? Na gerai jau. Plaukiame vėl. O ne. Dukrelė teik, gerai, iki. Dabar prašome visų eiti vidinę dalį. Dėl to, nes labai yra sunku. Stalai bus padėti viršui. Prašom dabar niekam neiti į viršų. Visi lėpkite iš viršaus. Sėskis čia. Sėskitės visi. Mes būsim čia. Jau matau, visi sulipo į apačią. Gerai, plaukėme toliau. Nes sulipote į apačią dėl to, nes yra labai stiprus vėjas. Uhuu! Po 1 valandos. Mes jau parplaukėme. Taigi, prašom dabar visiems išlipti. Taigi, mes jau baigėme plaukti ir dabar eisime. Dabar jūs galėsite paiškilauti, pailsėti, pažaisti su vaikais. Vaikai galės su vaikais pažaisti. Tiesiog turėsite daug laimingų, būsite visi laimingi. Ir turėsite daug geros nuotaikos. Eina paplaukit banglente. Bus tiesiog puiku. Taip. Aš pirmas. Uhuu! Kaip smagu! Uhuu! Uhuu! Wow! Wow! Au! Aš katėjau plaukti tikrai moku. Wow! Uhuu! Aš sakau, kad bus pilka. O aš sakau, kad bus rožinė. Pilka, rožinė, pilka, rožinė, pilka, rožinė. Gerai, rožinė bus paskutinis žodis. Na, dabar eisime valgyti. Vaikai galės eiti būti su tai žmonėmis, kurie tam bus su vaikais. Taigi, jo, keliaukime. Tai ką vis darysim, valgysim. Tai prašau padėti kėdes, kas deda, ir ateiti valgyti. Na, dabar užsisakykite ko nors.
po 15 minučių. Na, visi, matau, jau pavalgėte. Dabar galėsim užsukti į vasaros stovyklos krautuvėlę. Uhuu, jej! Uhuu, eime, jej! Štai čia, vaikučiai, yra žaislų krautuvėlė ir joje jūs galite imti, ką jūs norite. Dabar leidžiu vieną daiktą pasiimti nemokamai. Na, žaislą. Imsiu šitą veidrodiuką. Jis tiesiog tobulas. Aš imsiu šitą veidrodą. Čia netyčia. Nieko tokio. Su egu, yes! Yes! Kas tas egas? Pasakiau su kiaušiniu. Angliškai ega pasakiau. Aš imsiu šitą. Aš imsiu šitą. Aš imsiu šitą. Visi patenkinti, taip. Dabar kitką turės pirkti jūsų tėveliai. Wow. Gražiau, čia dalykų yra. Imsiu šitą deimantą. Na, matau, jau baigėte apsipirkinėti. Tai iki kito pasimatymo. Manau, jums patiko ši stovykla. Iki! Na, vasaros stovykla mums buvo pati puikiausia. Taip. Ypač žaislų krautuvėlė. Tai manom, jums, kalabiečiams, patiko šis video. Tai like, subscribe, comment and share. Tai mes taip praleidom, šią vasarą taip. Tai buvo smagi tokia. Ir tai buvo iš tikro. Tai buvo už praeitą savaitę. Jo. Tai iki...